Jei gyventumėt senaisiais bibliniais laikais, veikiausiai būtumėt pavaldus karaliui. Daug anų laikų karalių tvirtindavo esantys dievai. Jie save net ir vadindavo Dievo atvaizdu. Jie nustatydavo, kas gera ir bloga. Tai reiškia, jog turi valdžią žmonėms nurodyti, ką daryti ar padirbti. Tie karaliai neretai prisidirbdindavo savo pačių statulų. Jos hebrajiškai vadinamos celem, verčiama kaip stabas arba atvaizdas. O štai izraeliečiai savo karaliaus dievu nelaikė. Tiesą sakant, jiems apskritai nederėjo darytis Dievo atvaizdų. Gryna tiesa, tai visiškai nebūdinga ano meto kultūrai. Tokio mąstymo šaknys Izraelio įsitikinimas, kad Dievo kūrėjo nevalia sumenkinti iki jokio konkretaus kūrinio. Tačiau yra ir kita priežastis. Žmonėms nevalia darytis Dievo atvaizdų, nes Dievas savo atvaizdų jau sukūrė. Kada jis tai padarė? Grįžkime į pirmąjį Biblijos puslapį. Pirmas asmuo, kurį ten sutinkame, yra Dievas. Tai jis turi valdžią visai kūrinijai. Jis kalba, o kūrinyje paklūsta. Jis nustato, kas yra gera ir kas ne. Kitaip tariant, jis vienas yra karalius. Tačiau kaip savo kūrybinio darbo viršūnė, Dievas netikėtai sukuria žmones ir visus juos pavadina Dievo atvaizdu. Tai jis visiems žmonėms suteikia teisę valdyti? Būtent tai jis ir pareiškė. Žmonėms jis liepia pajungti žemę ir ją valdyti. Užduotis, kadaise priklausiusi vien išskirtiniams karaliams, Biblijoje pasirodo esanti kiekvieno žmogaus užduotis. Anuomet pareikšti, kad visi žmonės pašaukti valdyti ir dalyvauti šiame žmogiškajame projekte, buvo revoliucinga. Kągi tai reiškia? Kaipgi mums derėtų valdyti? Pradžios knygoje pateikiamas sodininkystės įvaizdis. Sodininkystės? Taip, sodininkystės. Žmonės žemę valdo ją įdirbdami, panaudodami jos grynuosius išteklius ir taip išgaudami kai ko daugiau ir naujo. Pavyzdžiui, užaugina maisto vienas kitam? Ir ne tik. Auginti galima ir šeimas, kurios tampa kaiminystėmis, o vėliau sukuria didesnės bendruomenės. Čia žmonės eina į darbą ir rūpinasi vieni kitais. Jie kuria verslus, stato miestus, kurie plečiasi į naujas vietovės ir taip toliau. Tad valdymas tai kasdieniai mūsų darbai ir kūrybinė veikla. Taip, mes vedame pasaulį tam tikrą linkme. Tokia yra žmonijai skirta dieviška ir šventa užduotis. Skamba ypač gražiai. Ir žmonės yra sumanę tikrai puikių dalykų. Bet taip pat sukuriame ir tokių dalykų, kurie kelia daug kančių ir neteisybės. Biblija kalba ir apie tai. Tai gal mums iš tiesų nederėtų valdyti? Pradžios knygoje Dievas žmonėms liepia pasirinkti, kaip jie valdys. Ar pasitelks savo valdžią kitų labui, taip Dievas įvardyja gėrį. O gal nusisuks nuo Dievo ir patys apibrėš gėrį ir blogį turimą valdžią panaudodami savo naudai. Pasakojime jie pasirenka apibrėžti gėrį ir blogį savaip. Taip Biblija vaizduoja žmonių būklę. Kartais mes padarome ypač nuostabių dalykų, tačiau lygiai taip pat dažnai, nepaisant geriausių ketinimų, elgiamės savanaudiškai ir siejame pasaulyje blogį. Taigi mes įstrigę esame šiaip savo valdytojai, viską jaukiantys. Tačiau čia dar ne pasakojimo pabaiga. Toliau Biblija pareiškia, kad situacija buvo išspręsta, kai Dievas susisaisti su žmonija per Jėzų. Jis parodė, kaip iš tiesų derėtų valdyti būnant žmogumi. Ir kaipgi? Jėzus valdė patarnaudamas ir siekdamas kitų gėrio, save laikydamas žemesniu. Jis mylėjo ne tik savo draugus, bet ir priešus. Labai jau neįprastas būdas valdyti. Ir ne tik tai. Jėzus pasipriešino visoms blogio ir mirties pasekmėms, kurias patys ir sukėlėme prastai valdydami. Jis viską prisėmė savo, netgi leidosi to pribaigiamas. Tad Naujojo testamento rašytojai, žvelgdami į Jėzaus prisikėlimą, mato visiškai naują ateitį, atsiveriančią visai žmonijai. Jėzus naujas būdas būti žmogumi. Kaip tik todėl jie Jėzų vadino Dievo atvaizdu iš didžiosios raidės arba naujuoju žmogumi. Ir ne tik tai. Dar jie tikėjo, kad dieviška Jėzaus gyvybė ir galia dabar gali gydyti ir perkeisti mus, kad taptų mūsų gyvybė ir jėga. Skamba iš tikro gražiai, bet kaip atrodo praktiškai? Apaštalas Paulius sako, kad žmonės pripildomi Jėzaus artumo ir dvasios. Pripildomi meilės, džiaugsmo, ramybės, kantrybės, malonumo, gerumo, sąžiningumo, švelnumo ir susivaldymo. Jis sako, štai naujoji žmonija, kokią Dievas nori sukurti mumyse, kad taptume žmonėmis, kuriuose atkurtas Dievo atvaizdas, kurie tęs tą žmogiškąjį projektą. Taip baigėsi Biblijos pasakojimas. Atnaujintų pasaulį, kur Dievas sėdi soste, o jo tarnai apsupę jį, tačiau būtent jie
valdo tą naująjį pasaulį. Veda jį į dar neištirtas sritis drauge su Jėzumi, kaip jų gydytoju ir vedliu.